Aš esu Vaiva ir aš labai ilgą laiką šoku šiuolaikinį šokį ir neseniai pradėjau jo mokinti ir kitus žmonės. Aš šoku, nes pastebėjau, kad pati negaliu nešokti. Man šokis veikia kaip terapija ir kaip pasikalbėjimas su savim ir su kitais. Irgi beveik visos mano kūrybinės galios išraiška. Aš į treniruotes esu nusiteikusi ir susimauti, ir patobulėti, ir išmokti kažką naujo. Visada į salę stengiuosi įsinešti tik tai, ko man būtent reikės tą valandą arba bet kurį laiką, kurį aš šoksiu. Mane dažniausiai įkvepia pasaulis aplink mane, nes man idėjos atsiranda ne būtent iš to, kad man reikia tuo metu idėjos ir ne dėl to, kad aš galvoju, kad man reikia idėjos, o iš šiaip mano gyvenimo, kasdienių dalykų, ar tai lapo nukritusio ant grindinio, ar tiesiog muzikos, kurią aš išgirdau važiuodama gatvėje. Mane tobulėti verčia šokėjai, kuriuos aš matau aplink mane, jų gebėjimai ir tai, ką jie moka. Dažniausiai pamatau tam tikrą judesį arba kažkokią emociją ar judėjimo stilistiką, kurią aš galbūt norėčiau įvaldyti ir tada pati pradedu siekti kaip ir to, ką aš mačiau, kaip tai atrodo ant kito šokėjo. Taip pat tobulėti mane verčia ir pati meilė šokiui. Tai yra kaip ir labai didelė mano gyvenimo dalis ir tai aš norėčiau daryti labai kuo geriau, kiek galiu. Žmonių, kurie jaučia gėdą, dažniausiai stengiasi per daug nespausti šokiui, labiau leisti jam kaip ir atrasti tai, kas jam malonu ir tai, kas jam yra komforto zonoje. Ir taip pat stengiasi kaip ir pakalbėti su jais ir suteikti jam laisvę kalbėti apie tai, kad jam gėda ir būtent galbūt nenuslėpti tos gėdos, o ją išreikšti ir bandyti per ją perlipti. Iš mokinių treniruotėse tikiuosi atvirumo patirčiai ir atvirumo emociškai, tam, kad jie leistų savo klysti ir iš tų klaidų mokytis, galėtų pasidžiaugti savo pasiekimais ir nebūtinai nusiminti tuo, kas jiems nepavyksta. Naujokams, kurie galbūt ateis pas mane ar šiaip pradės šokti, norėčiau palinkėti būti atviriems patirtims naujoms ir leisti savo pažinti pasaulį per šokį ir leisti šokiui apversti jų pasaulį aukštyn kojom ir atrasti kažką naujo.